Sveiki, mėlyjeji. Mano vardas Jūratė Lemke ir šiandieną aš kalbuosi su sena savo pažįstama Vilija Šimkutė, kuri save vadina augalų entuziastė, žoliautoja ir nežinau, kaip dar visą tai įvardinti. Pamatysim šiandien pokalbio metu. Labai džiaugiuosi, Vilija, kad tu sutikai su manim pasikalbėti. Man atrodo, mus abi sieja ta meilė gamtai, augalams ir tikrai šiandien bus toksai pokalbis iš širdies apie tai, kas mums abiem labai brangu. Ačiū tau, Jūratė, taip gražiai pradėjai. Mm. Tai tikriausiai mano draugų rate ir apskritai visi, kas matys šį video, ne visi tave pažįsta. Todėl noriu pradėti nuo tradiciškai, nuo to, kaip augalai atėjo į tavo gyvenimą. Kada tu pajutei tą ryšį su jais, kad jie tave kviečia ir nuo ko viskas prasidėjo. Augaliukai pas mane iš tikrųjų visada šalia buvo. Kažkaip, kai pagalvoju, kartais, žinai, įvairūs tie gyvenimo etapai būna ir prie vienų tų etapų jie kažkaip stipriau prisišlieja ir tu tada juos dar labiau pamatai. Tai tiesiog tokiais etapais. Bet jie visada buvo pas mane, gal net sakyčiau, šaknyse, nes mano promočiutė tai buvo tikrai, žinau, kad žolininkė. Močiutė žoliautoja, kuri mane ir vesdavosi į pievas ir pasakodavo apie tos augaliukus ir kažkaip tai man buvo labai natūralu visada. Aš pati jau 16 metų gyvenu ne Lietuvoje ir Italijoje ir kai skrisdavau, skrendu, tai visą laiką veždavaus gal pusę lagamino augaliukų. Džiovintų. Ir man kažkaip tai buvo visada taip natūralu ir savo, ta prasme, ir kažkaip net sunku, žinai, skirti, kada Mhm. prasidėjo, bet toksai stipresnis gal susijungimas paskutinius 5-6 metus, kai persikraušiau į Siciliją, nes čia visą laiką žemė, čia visą laiką šilta. Tiesiog net gal tokia, žinai, ir aplinka labai tave kviečia tas pievas. Mhm. Mm, nu, va taip kažkaip. O kada tu pajutai, kad tu nori tuo dalintis ir su kitais, kad ne vien tik tai savo, nu, nes aš įsivaizduoju, kad visą gyvenimą tu naudoji savo, bet vat, kada buvo ta kibirkštis, kad noriu tuo dalintis ir su kitais. Iš tikrųjų, ilgai mane tai kirbėjo, jau kelis metus, bet aš vis nedrįsdavau. Kažkaip toksai, na, žinai, čia toks viduje, dar gal kažkaip bijai, paskui pradedi galvoti, kad turbūt visą gyvenimą taip būsi nepasiruošęs. Nubijosi. Ir Mm. galvoju, reikia ryžtis. Ir man, nu, va, kaip priminėjau, Sicilija labai kažkaip, žinai, pradėjo atsirasti tokie kaip ir ženklai, gal net pasakyčiau, vienas toks iš stipresnių postūmių buvo, kad kadangi šiuo metu aš daug labai dėmesio skiriu aliejiniam ištraukom, man jos tokia kaip aistra. Ir aš studijavau galeną, tai yra toksai, kaip čia paprastai pasakius, galeninės ištraukas aš mokusi ir mokau kitus. Ir jisai, tas galenos, buvo toks filosofas. Mes kalbam apie senovės antikos gydytoją senovišką. Tai Tas žodžiu, Galenas tai yra senovės antikos gydytojas. Ar... tai, tai yra kažkur 2000 metai atgal ir man buvo labai įdomi jo istorija, jo tiesiog jis labai daug yra knygų parašęs apie tą ir mediciną, astrologiją. Ir kai aš pradėjau gilintis apie jo pačią asmeninę istoriją, aš atradau, kad jis keliavo po Siciliją. Mhm. Ir taip labai įdomu, skaitau, jis išlipo Sicilijoje, tokiam uoste, jis po ten keliavo ir taip nutiko, kad jis labai susirgo ir jis iškeliavo, jis mirė. Ir aš taip žiūriu, tas miestelis, kuriame jis lankėsi, ten, kur aš gyvenu. Mhm. Ir man, žinai, buvo toksai viduj, wow, žinai, nes aš tiesiog net tas vietas lankau, kur jisai ten buvo. Ir man tai buvo toksai kaip, kai esi tai terpė, kai tu tuos aliejus darai, man buvo toksai kaip, nu, postūmis, žinai, va, tikrai tą kryptim. Ir labai pradėjo tokių, va, iš išorių, nu, tiesiog pas mane visą laiką namiškiai susirga savaitgalį. Ir kažką reikia daryti, kažkaip vis tiek norisi padėti. Ir aš tiesiog visą laiką, bet pas mane visą gyvenimą, man kažkaip susikuria situacijos, kad, va, tie augaliukai gal taip ir ateidavo, pavyzdžiui, kai COVID buvo ar ne pandemija.
man reikėjo kažkokių ieškoti alternatyvų ir aš tuo metu labai ėjau galiukus, aš buvau labai daug ir atsivežus tuo metu. Ir vat ir Mhm. prasidėjo, žinai, va toksai, tiesiog pats tas kelias susikūrė. Ir vat ką noriu pasakyti, ir Sicilijoje, va tas Galenas, ir kažkaip tie mokytojai patys atėjo, iš kurių labai daug išmokau ir įkvėpė. Ir vat namuose, tiesiog praktika. Mm. Savaitgalis kažkas negaluoja, kažkas nutinka, pati, pavyzdžiui, susižydžiau ten ir reikia, ir laukiu, kol ten ateis Mm. pirmadienis ir tuo metu praktikuoja. Bet tai dėl to, kad vaistinės uždarytas, ar dėl to, kad tavo tokia pasaulėžiūra, kad, nu, tiesiog tu imiesi pati atsakomybę už kiekvieną savo tą lygą ir nori padėti natūraliais būdais? Koks geras klausimas. Aš tai iš tikrųjų bandau tai jungti. Jeigu ir tą Mhm. tradicinę, netradicinę mediciną, o Italijoje, nu, pas mus sekmadienį nedirba vaistinės. Ai, tai jau tu esi priverstas tiesiog Jo, ir kažką tai nu, man labai daryti buvo pats. stiprus išbandymas per pandemiją, nes aš tuo metu gyvenau Šiaurės Italijoje, grinai prie to žydinio ir tuo metu pati turėjau įvairių sveikatos negalavimų ir reikėjo suktis. Ir aš kadangi turėjau, nu, tą nuojautą mane vedė, aš turėjau labai daug prisivežus augalų visokių ir tuo metu jau mokiausi daug. Mhm. Ir tiesiog, nu, natūraliai, žinai, ir tada, kai išgyveni, kad tikrai tau padeda. Mhm. Ir kuris buvo tas augalas, kuris padėjo prie tų vat, tokių COVID simptomų pagrindinis, toks atrastas tavo vertingiausias? Didysis debesylas. Mhm. Debesylas, jo šaknis ir labai įdomu buvo tai, kad jisai mane traukė šiaip kaip augalas. Man labai patinka augalus tiesiog ir stebėti, grožėtis. Aš, pavyzdžiui, jei net neturiu augalo, man užtenka jo nuotraukos. Ir aš kažkaip tada jis pats ateina, žinai, ir ta tema tuo metu buvo, man labai jisai padėjo, bet debesylas, iš tikrųjų dėl pačio ir COVID, žinai, jeigu tai Mhm. paėmus, bet va COVID Bet toj kaip arbatą gerti, jo, gėriai. jo, bet nu, tuo metu kaip arbatai jisai kartus toksai, bet Mhm. man jisai labai tuo metu imponavo, nes tuo metu jau išgyvenau temą kaip namų keitimo temą, o jisai ir va tokia neša savyje temą, žinai, kai keiti namus, nu, žodžiu, jisai buvo toksai palidovas tuo metu. Tiesiog man kiekvieną etapą gal iš tikrųjų yra va toks Mhm. augalas, kuris va toj etape, toj temai ir padeda, tai toj Mhm. temai buvo jis. Aš pati nu, esu vat, keltų medžių terapijos praktikė ir pas mus visą laiką, kai kalbam apie augalus, tai kalbam kaip apie brolius ir sesės. Tiesiog kreipiamas į brolį, nu, aš nežinau, ir man tai tapo taip natūralu ir taip tikra. O kaip tau yra augalai? Ar tai irgi broliai ir sesės, ar kažkas tai gyvo, kažkas kitokio? Tu visą laiką sakai augaliukai, žolinėliai, taip švelniai, mažybiškai. Bet kas tau yra tas augalas taip iš širdies? Man jisai, žinok, su žmogumi yra kaip vienis. Man labai patiko e, Amerikos čiabuvių indėnų iš tikrųjų mintys, jų idėja, kad žmogus ir gamta, vat ir yra vienis. Vienas be kito jie negali. Kaip brolis ir sesuo, tiesiog, tai man tai taip, aš net, Mhm. aš manau, kad žmogui visada labai reikės gamtos ir augalų ir miško, o miškas be žmogaus tai Mhm. išgyventi. Taip, aš taip ir man tikrai yra, aš kažkaip augaliukai, nes aš juos žiūriu kaip, nu, man jos yra kaip būtybė, žinok. Aš ateinu į sodą, aš Mhm. pasisveikinu, bet aš manau, kad aš tokia ne viena. Taip, taip, Aš taip, kažkaip taip. juos matau kaip gyvus. Man, nu, pavyzdžiui, man labai, žinai, kas man atvėrė tą tokią, jau tą matymą, kai tu patiri. Tai aš, pavyzdžiui, auginu daug pelynų, kiečių. Nu, net juokinga dabar galvoju, kai gyvenau Šiaurės Italijoje, jų daug auginau, aš net juos parsivežiau vazonais į Siciliją, Mhm. plukdžiausi į stalą, man tiek jie brangus. Ir Nes jie šiaip neauga, ar auga? yra sicilietiškas kietis, jis yra truputį kitoks, bet aš prieš tai, kai kraušiau Siciliją, aš nežinojau, kad čia jų yra. Mhm. Ir tiesiog man šiaip buvo brangu, nes augaliukas, žinai, kai iš sėklytės užsiaugini tiesiog. Mhm. Ir ką noriu pasakyti, yra dienų, kai atsikeli ir blogos nuotaikos, žinai, kažkaip kažkas negerai, nu, natūralu, žinai, gyvenime tai vyksta. Ir
aš jau prie pelyno ir tiesiog įtvarkiau ten, žinai, skainiau lapelius apdžiūvusius ir aš pradėjau pajust, kad keičiasi mano būsena. Kaip man lengvėja, kaip man gerėja, kaip aš nuskaidrėju. Ir va ta patirtis man labai leido kažkaip pajusti, nu, kad jis gyvas, jis bendrauja, kaip jis pakeitė mano būseną. Mhm. Va Ir taip. paskui dar kai pastebi, kad kiekvienas augalas dar savaip bendrauja, ar ne? Taip, taip, ir va tuomet ir pradeda toks smalsus, aš šiaip esu labai smalsi. Ir man buvo prasidėjo labai įdomu, tai dabar pabūsiu prie kitą augalą, žinai, kaip aš Mhm. jausiuosi. Ir tu Priėmė. dar, aišku, kad labai jautriesi. Ir man atrodo, kad žmogui, kuris nori išugdyti savo tos pojūčius, yra nuostabiausias dalykas, kas gali būti, tai bet pradėti kažkaip tai atrasti ryšį su augalais, nes čia yra ir kvapai, čia yra ir įvairios faktūros, ir skoniai, nu, žodžiu, visi pojūčiai viename tiesiog įsijungia ir po truputį atsiverinėja. Taip, tikrai. Ir mums kažkaip, nu, tie augalai nėra svetimi lietuviams nuo vaikystės, mamos visą laiką visokių žolelių virdavo, bet dabar man po truputį vis labiau veriasi tos įvairios kitos galimybės, kaip galima su jais bendradarbiauti, pavyzdžiui, tai ir gaminti esencijas, ir gaminti hidrolatus, ar ten smilkalus, ar aliejinės ištraukas, vat apie ką tu dabar visą kursą esi sukūrusi. Ir galbūt, nu, tokia, bet žmogui, kuris dar nelabai su tuo susipažinęs, tokia gali duoti bendrą apžvalgą, vat, kokios savybės arba kokios naudojimo galimybės kiekviena, vat, kiekvienas tas gaminys gali atverti. Nu, Aš pavyzdžiui, nuo manau, smilkalų pradėkim, nes aš žinau, tu ir smilkalus gamini ir taip, o, taip, nu, kas čia? taip, taip. Čia yra mastikinė pistacija, čia yra, dar esi gal girdėję, kas mastika, tai čia to augalo lapai. Čia yra tipiškas sicilietiškas. Oi, kaip norėčiau tokio. Jisai kvepia labai maloniai. Aha. Ir šių metų, mano gal iš tikrųjų, toksai nauja pažintis, nu, ne pažintis jau sena, Mm. bet ką, sakykime, įgyvendinau, apčiuopiau, tai yra baltasis šalavijas. Jisai irgi auga Sicilijai. Ne, aš jį užsiauginau iš sėklyčių irgi ilga kelionė. Aš apie ir pasakoju apie jų kelionę, kaip auginu substekę, kam smalsu Mhm. gali pasekti. Tai Mhm. va, Tai aš visas šiemet nuorodas pasidalinsiu prie šito video. dėkoju. Mm. Tai va, ir žinai, aš kaip manau, kad kiekvienam yra labai individualu, unikalu ir im, augalas gali kviesti vat labai skirtingai. Vienam, pavyzdžiui, gali būti per hidrolatus, per tą kvapą, per Gal turi pavyzdžių iš karto ir hidrolatų, kad parodyt kaip ir tik aliejų, hidrolatas, viską, ką kaip turi. tik hidrolatą nepasiėmiau iš kambario. Turiu tik taip, nu, va, turiu, bet čia yra lašiukas likęs. Mhm. Tai tiesiog labai va individualu, nes aš manau, vienam patinka labai ryškus, intensyvus kvapai, ar ne, jisai, va, hidrolatą, jam patinka nuolat apsipurkšti ir, pavyzdžiui, tai, kuris gal žmogus net jaučia, pavyzdžiui, kad jam norisi apsunkęs nuskaidrinti erdvę, ar ne, aplink save, tai jisai Mhm. pasiema hidrolatą ir apsipurškia. Ir jisai, va, mėgsta hidrolatus. Kitas, pavyzdžiui, žmogus gal vat smilkymą. Smilkymas, pavyzdžiui, mano yra bendraminčių, kurie taip prisvilko kambarį, nes jam tai patinka ir per Mhm. jį tą kvapą, per smilkymą jis taip bendrauja, nes smilkalas, aš šitai matau taip, kad jisai pakelia, pavyzdžiui, mūsų intencijas. Aš dažniausiai smilkau, na, dažniausiai tokio kaip ritualinio, žinai, pas mane gal Mhm. daugiau yra smilkymų. Aš tiesiog tikiu, kad smilkalo kvapas, tame ta augalas perina kitą būvį ir jisai tiesiog nuneša mūsų intencijas, maldas, nes ir iš Mhm. tikrųjų smilkymas ir iš to atėjo, iš Bet smilkymo. jisai ir valo, ir erdvę, Taip, ir aurą, ir viską. būtent irgi, žinai. Vat vienas gali, sakykime, tą erdvę hidrolatu, kitas smilkalo, arba, pavyzdžiui, vat, nu tiesiog Mhm. iš kasdienio, net galiu, pavyzdžiui, vakar buvau kalnuose, aš dabar sakau tame tarpsnė, kai mano kasdienoje labai daug aliejų, aliejinių ištraukų, mane labai šildo ir gydo, aš juntu kaip ir mano vidų ir išorę. Ir tai, pavyzdžiui, vakar nusinešiau kalnus, esu pasidarius tokį, čia yra toksai pieštukas,
Ir aš, pavyzdžiui, jį tepu, ne tik ar ne kūno tai puoselėjimui, bet, pavyzdžiui, nu dabar pas mus šaltukas, pas mane nėra šildymo, bet ir viduj toksai kažkaip gal slogutis būna, tai jisai, pavyzdžiui, čia ir lėnė ištrauka, kuri sušildo. Ir aš, pavyzdžiui, tepu saulės reskį. Ir, pavyzdžiui, Mm. mano mokymuose aš ir pasakoju, kaip kokį augaliuką pasirinkti, kaip gal tą astrologinį net aspektą, va, žvaigždžių ar ne. Mhm. Tiesiog tai vienas, pavyzdžiui, žmogus gal kaip tik jam tie aliejai ir jam patinka išaliejoti. Aš, pavyzdžiui, net pasidarau tokius va, gražius labai buteliukus ir man Mhm. kartu tai taip yra ir estetiškai, bet tuomet ir tu matai tą augalą spalvą, žinai, ta toks kitam gal reikia pamatyti ir užuosti ir tu jauti tą kvapą O augalo. kvapas irgi labai intensyvus tų aliejinių ištraukų. E, Labai priklauso, tiesiog žmogus taip, intensyvus bet tu gali pasirinkti, žinai, ten tiesiog yra ekstragavimo tokie protokolai, metodai, tu gali pasirinkti, daryti švelnesnę, skiesti. Ir, pavyzdžiui, aliejinėm ištraukom darau iš mūsų šeimos alyvuogių aliejaus, tai Mhm. jisai e, sugalvoju, aš, pavyzdžiui, vat, ar ne tokį pieštuką, bet aš, tarkime, jau kaip kosmetinė įmonė patepti, tai skiedžiu, pavyzdžiui, su kitu aliejumi, kad būtų Mhm. lengvesnis ir vis tiek alyvuogių aliejus iš šeimos ūkio yra, nu, Mhm. prabanga gaunas. O eterinis aliejus tai yra dar kitas būdas, ar ne? Tai Tada. irgi vat, distiliavimo būdu, kai mes darom hidrolatą, ta jau, sakykime, širdis yra eterinis aliejus. Iš vis man eterinis aliejus labai patiko, dabar neatsimenu, kuris mokytojas, bet sakė, kad tai yra iš vis kaip augalo siela, eteris. Ir jis ir toks koncentruotas, ir, pavyzdžiui, eteriniai aliejai, vėl tas kitas būdas, kaip bendrauti. Ir, pavyzdžiui, kai mes įjungiame tą difuzorių ar ne paskleisti to ir dviejų kvapą, tai vėl augalas tokiu būdu su mumis gali bendrauti. Ir Mhm. tai irgi labai stipru. Mhm. Bet tu viską darai bendraudamas su augalais su konkrečiu tokiu ketinimu, ne? Nu, Taip, aš manau, kad sąmoningai, tiesiog kiekvieną kartą žinai, kodėl kažką man labai darai. patiko, žinai, vieno iš mano mokytojų Skirkevičiaus toks sakinys, žodis. Jisai sako, sveikimas prasideda tada, kada ligonis pats pradeda ruošti savo arbatą. Mm. Ir pats ir ta intencija, tai yra pagrindas, aš manau. Mhm. O kaip tu Visą ką jauti, padarė. kodėl va taip yra, nes, na, aš paskui pasidalinsiu, kaip aš jauti, kodėl man taip atrodo. Aš net manau taip, žinau, kaip mes paimam arbatos padelį ir kai aš visą laiką stengiuosi jungti, nu čia, žinai, nuskambės sąmoningumą, bet tiesiog Mhm. jokio telefono, jokio televizoriaus. Ir aš, kai geriu arbatą, aš, pavyzdžiui, visada galvoju, kaip tas augaliukas augo, ką jis jautė, kokius garsus girdėjo, kaip jisai lietaus lašus gėrė. Ir tuomet, žinok, man eina, nu, toks atsipalaidavimas ir tą augalą taip paimti, uodi tą kvapą. Nu, va, taip bendrauti. Mhm. Manau, kad tiesiog ir tą gali pernešti visur. Va, tepiesi tą aliejų, pavyzdžiui, pasidaręs savo, ar ne. Tu tepiesi ir galvoji, tai vėl savigyda. Čia ir Mhm. tas Jau visų dvigubas. pirma, tu gaminai su ta intencija, tu jį ruošiai, tu Taip, jau su taip, juo ir tuomet. jau užmesgiai artimą ryšį prieš tai Taip, taip, ir tu žinai, kam jį ruošiai. Ir paskui jau tada, jau, kai ateina tas momentas, kai tau reikia tos vat, konkrečios pagalbos, tai tada, man atrodo, ir yra tas toksai nutikrumas, kad tai yra tikra tavo pačios rankomis kažkaip taip taip, pagaminta taip, tam tikrai užduočiai ir tu žinai, kad tas augalas turi tas savybės ir tu jį pažįsti, susipažįsti. taip. Ir dėl to, pavyzdžiui, nu, mus irgi mokė visą laiką viską nuo lapo nuskinimo daryti labai sąmoningai, su labai aiškia intencija, kad visas tas kelias būtų labai labai toksai tyras ir aiškus pagarbus tas santykis su dėkingumu. Ir žinai, ir kai kilo tokia mintis, kai pamatai tą augaliuką užuodį, pamatai, kiek jis tau duoda, tuomet gimsta labai natūralus noras jį saugoti. Saugoti gamtą, kažkaip Mm. visai kitom akim. Aš, kai prasidėjo, va, sakykime, daugiau taip atsiverti, augalų pasaulis, aš pajutau tokį stiprų norą dar daugiau saugoti. Žinai, mišką, viską. Jisai toks
va dėkingumas. Mes reikalingi vienas kitam. Ir, o tu sakai, kad kalbėsi savo sodę su visais tais augalais. Ar gali papasakot kokių nors istorijų dar tokių gyvų, kur kažką patyrei? Nu, augaliukai pas mane gal iš tikrųjų, aišku, tokį bendravimą daugiau patiriu, kai sapnuose. Jie Mhm. pas mane didesni veikėjai ir daugiau kalbų sapnuose. O, o sode mane gal dar, nu, aš būni prie augaliuko, žinai, tiesiog geriesi jo, tiesiog paprastai, žinai, geri arbatą, geriesi ir Mhm. aš stengiuosi labai, kai prieinu prie augalo, įsivaizduoju, jeigu aš jį matau pirmą kartą, ką aš matau, aš savo taip tokia užduodu užduotį ir tada pradedi stebėti, kad viena pusė lapo tokia, kita. Tiesiog kvapą įsivaizduoti, kaip uostai, va, Mhm. sukuosi jas tiesiog taip. Ir tuomet aš pradėjau pastebėti, kad prie manęs prieina visokių gyvūnų. Ir aš tada supratau, kad, na, kad gera kryptis, žinai, va, dabar turiu ten įvairių paukščiukų, kurie visada lydi, ar ten būdavo kitam sode, ten ežiukai, žinai, ar Mhm. ten O kokia kai, o, gyvatė. o kai tu atsikėlei į Siciliją ir išėjai į savo tą kalną, nu, į savo tas apylinkės ir tikrai ten buvo tokių augalų, kurių tu niekada gyvenime turbūt nebuvai mačius ir girdėjus ir nuodingų tame tarpe. Kaip tu pradėdavai su jais bendrauti? Ar visų pirma išsitraukdavai ten telefoną pasižiūrėti, kas tai per augalas, ar tiesiog, vat, kaip tu sakei, eidavai tuo tokiu patyriminiu būdu Gal empirišku? daugiau patyriminio, aš labai stengiuosi stebėti aplinką, vat gal net tokį pavyzdį galiu papasakoti. Buvau viename kalne, tas pats kalnas tik iš kitos pusės. Ir, Apie ir kurį tu visą laiką Facebook'e dalinės, aš jį žinau jo, iš tavo nuotraukų tik tai. Mm. gal apie tą kalną net galiu trumpai pasakyti, kad atsikrausčiau į Siciliją, man tikrai buvo truputį kultūrinis šokas, nors ir 16-15 metų čia, žinai, skrendu ir būnu. Ir kai aš atėjau į tą vat, kalną, tą slėnį, aš supratau, kad kai tai atradau, aš galiu viską pakelti, būti ir tai yra mano stiprybės vieta. Ir labai kažkaip net noriu palinkėti, kad visi tokie atrastų, žinai, savo vietą, kuri pakrauna, tai labai svarbu. Ir tame kalne, bet tiesiog, mm, jau pamiršau, ko klausai, bet Nu, tu apie kalną norėjai papasakoti ir kaip tu atrandi naują kažkokią a, augalą. tai buvo va, toks iš tų pirmų tokių naujų man patirčių, gal sakyčiau, net toks naujas klodas atsivėrė su nuodingais, ypač stipriais augalais. Um, tie visi augalai, dar tarp kitko, man taip labai įdomi dar tokia tema atvėrė, kur vėliau gal prieisim. Ir aš tiesiog buvo saulėlydis, tiesiog sėdžiu, žinai, ir ant tokio sudegusio šakalio didelio, ir aš žiūriu, žinai, saulėlydis ir praščiuožė gyvatė man per kojas. Ir aš kažkaip taip suklusau, nu aš tiesiog, man tie gyvūnėliai vis kažką parodė, aš galvoju, kur jinai šliaužė, ir aš pamačiau labai tokį spūdingą augalą. Jis toksai violetiniai žiedai, žinai, mėsingais lapais, ir man buvo tokia nuostaba, nes tai buvo jau beveik spalis. Ir aš tai pamačiau tą augalą ir, žinai, tu dar nežinai, kas toks, bet tau labai širdis kažkaip, nu, tai jauti kažkas Suvirpa. įdomu. Jo, ir aš tuomet, aišku, paprastai nusifotkinį, žinai, aš dar sakė, knygutę kokią nešios augalų, ten aplikacijas pasižiūriu, aš supratau, kad tai buvo mandragora. Ir man tai buvo kažkas wow, nes apie ją aš jau buvau girdėjus ir man buvo taip įdomu patirti, žinai, va, tai taip atradau ją ir paskui pradėjo tokia seka, va tame kalne vis tokių įdomių labai augalų atrasti, būtent tų mm, kažkaip taip susiję, kurie ir šventam rašte paminėti ir ypač viduramžiais augalai, dėl kurių būdavo medžiojamos raganos vadinamos, žinai. Mm. Ir Tai kažkaip mandragora yra vienas iš tų? taip, iš tų augalų, kuris buvo draudžiamas laikyti, nes jis labai mistifikuojamas, nes jisai turi, jo šaknis yra panaši į žmogų. Ir aš iš tikrųjų jį dabar jau ir sodė auginu,
aišku, atitverta ten, žinai, ir taip toliau. Ir jisai, jo šaknis yra panaši į žmogų, bet tikrai labai panaši, žinai. Ir aš tokius eksperimentus darau, kur paskui Instagrame, kai, žinai, einu į tą kalną, laukiu metus, kol užauga šaknis, žinai, kasu ir žiūriu. Ir tikrai kartais tu pamatai, kad, nu, įspūdinga, žinai. Ir va tais laikais, viduramžiais žmonėm, kai, žinai, visai kitas Mhm. mentalitetas buvo, jam buvo labai kaip taip, žinai, įmanoma, įspūdinga labai. Ir tas augalas iš savęs turi labai labai, nu, jis labai stiprus, jis yra mirtinas, žinai, nuodingas. O Ir kokios jos savybės gerosios, nes, nu, kaip čia nuo dozės ger, priklauso tas nuodingumas tikriausiai. mm, nu, taip pat pasakysiu, mane sudomino tai, kad senovės egiptiečių piramidėse yra labai daug, kuris vaizduojamas. Tai man iš karto tokia myslė, kodėl, žinai, ir jisai tų laikų gydytojai atlikdavo, pavyzdžiui, dantų operacijas, kūno kažkokias operacijas, nes jisai tiesiog kaip anestetikas, jisai užmigdo žmogų. Mhm. Bet aišku, kai jis labai stiprus, tais laikais ne visi išmatuodavo tą stiprumą, ligonis nepabūsdavo. Žinai. Bet ir jisai, nu net Hario Poterio filme šitą augalą rodė. Tai Aha. žinai, labai daug legendų apie jį, nes jisai, sakau, labai yra įdomus, jisai jo vaisiai tokie yra kaip obuoliukai, tai vėl žmogų, žinai, labai Mhm. domino, kaip čia toks, nu, jis toksai labai gražus, įdomus ir mane Mhm. pritraukė. O tu turi kažkokį savo tokį mylimiausią augalą, kuris, nu, yra kaip tavo siela, nu, kur tu visą laiką kartu su juo ir visą laiką jautėjai šalia. Žinai, labai norėčiau pasakyti taip, bet, nu, man kiekviename etape vis yra kitas augalas. Ir Mhm. aš kartais net labai prisiriši prie kažkurio, vat, kai alienės ištraukas pradėjau, vat, kai klausė manęs, kada man kilo tas impulsas dalintis. Na, aš esu, kaip ir sakai, tokia, aš esu jautri ir man tas, turėjau tikrai su savim nemažai, kaip pasakyti, save auginti, žinai, kad išdrįsti. Ir, pavyzdžiui, tame kelyje man atsirado kraujažai. Ir kai aš jau pradėjau vystyti tą mintį, kai pradėjau eiti, tai aš ją pradėjau visur matyti. Tiesiog net YouTube klausau muziką, sustabdau kažkokią visiškai muziką, kur, nu, ne apie augalus, žinai. Ir Aha. pamatau ant viršaus, pavyzdžiui, viršelio kraujažolę. Arba ateina, gaunu dovanų atvirutę ir ant jos kraujažolę, žinai. Mhm. Ir man tai taip kažkaip labai, o tame kelyje buvo ji, kuri labai stiprina ir jinai tokia neša savo tokią žinią, kad, nu, vat, įeiti, pereiti tą kažką, vat, kažkokius etapus, kur mums trūksta drąsos, nepasitikėjimą, žinai, kur įkvėpti ir vatinai. Tai tokio vis etapas yra kitas augaliukas. Ir kažkaip man net sunku būtų, žinai, pasakyti, kad tik Mhm. tas, atrodo, nesupyks. O kraujažolė tu kokia forma labiausiai tada su ja artimiausiai bendrauja per hidrolatą? Jei pamatytų mano studiją, suprastum, ji pas mane ir džiovinta puokštė. Ir aliejinė ištrauka, vat, turiu, čia nesimato bitiliukas tamsus. Ir aliejinė ištrauka ir tiesiog net prie lovo, žinai, aš turiu pasidėjus. Mhm. Arbata, tiesiog, va, kai pajunti, kai patraukia, žinai, tuo momentu. Net aš kai ruošiau į mokymus, aš kritau tame kalne, nugriuvau Mhm. stipriai. Ir aš susimušiau ranką ir aš kaip tik buvau pasidaręs aliejinį ištrauką kraujažolę. Ir aš ją tepiau ir aš tiesiog, nu, man fiziškai, aš pamačiau, kaip greitai man nusitraukė, žinai, kūno tas sužeidimas, kaip ir tada toks atsigavau ir tų jėgų. Ir jinai iš vis kraujažolė tokia yra moters pasaulis. Tai Mhm. man tokia buvo artima tuo metu. Dabar kažkaip jau kiti augaliukai matau jumtų ateina. O tai aliejinės ištraukas net ant žaizdų galima tepti, ar ne? Ant... Mm, Negaliu aš net taip imti ir atsakyti drąsiai, nes yra labai daug niuansų, iš tikrųjų reikia įsivertinti labai daug, negalėčiau taip, žinai, atsakyti, Mhm. reikia labai individualu. O tame kurse įsigijus vat, apie aliejinės ištraukas jau gauni visą informaciją nuo iki, kaip pasidaryti, ar ne? Ir tu gali pats jau tada daryti ir Aš padariau naudoti. taip, suskirčiau 9 pamokas,
kur trukmė gaunasi sumuoja apie 2,5 valandas. Ir aš tiesiog mokymasi vedu tiek praktinė, tiesiog detalūs tokie, kaip atlikti, tiesiog, sakykime, nežinau, nenoriu pasakyti meistriškumą, bet tiesiog kaip techniškai viską atlikti. Ir kartu aš vedu, kur jas panaudoti, kaip toliau gali tęstis tos aliejinės ištraukos, tiesiog tokius nuorodas. Nes aliejinė ištraukos, man šitą dėl ko kilo ta mintis pradėti, bet iš visą savo, sakykime, dalinimosi kelią nuo aliejinių ištraukų, nes aš manau, kad tai yra pagrindas. Iš jų gali gimti kiti dalykai. Aš, pavyzdžiui, turiu pasidėjus tepalai. Nu, pavyzdžiui, čia tepalas yra, matau, nerodo. Čia yra, Mhm. pavyzdžiui, pasidarius iš sekų tepalą. Arba dabar, šiuo metu vėl artimasis, kaip visada savaitgalį, pasitempė kaklą. Tai aš, Mhm. pavyzdžiui, sukūriau jam ir šildantį tepalą. Irgi viskas iš aliejinės ištraukos pagrindo. Ir man tai suteikia pačiai laisvę nuo sintetinių vaistų, nuo sintetinės kosmetikos. Ir, pavyzdžiui, aš aliejinės ištraukas ne tik kaip ar ne kūno negaliom, bet ir kaip kosmetinė. Veido kaukė, plaknų kaukė. Ir vėl, Plaukams tikriausiai ir netinka. kaip? O plaukams irgi tinka aliejinės tos Taip, ištraukos. taip, taip. Aš, O pavyzdžiui, kokių augaliukų? plaukų galiukam ir man, nu tiesiog 2 viename, aš, pavyzdžiui, kaip kosmetinė priemonė, tai jį skiedi ar net aliejinį ištrauką, nes gauni koncentruotą. Tai aš, pavyzdžiui, man buvo ausies toksai nemalonus skausmas, tai, pavyzdžiui, mediatko aliejinį ištrauką turi pasidarius, įsitepi, užsidėti dar kažką šilto ir iš karto junti kaip atleidžia. Taip, tai mokymuose mes ir per tai einam ir aš dar kartu labai norėjau kažkaip, aš galvoju, kad bus per daug, žinai, gal tos informacijos, Mhm. bet negalėjau nepapasakot, pavyzdžiui, ir tą, kaip yra astroherbologinis tas, žinai, aspektas. Man labai norėjosi papasakot, kaip mes galim paprašyti tų žvaigždžių kažkaip palankumo, apie tokio planetų to ryšio, tai ten Tai irgi yra. kiekvienas augalas turi kaip ir ryšį su tam tikra planeta, ar ne, ir Taip, gali taip, harmonizuoti taip. tas visas energijas. Taip, taip, ir apie tai irgi pasakoju ir tokį įvadą. Mm. Manau, kad tai irgi svarbu, nes man natūraliai tai atėjo iš to, kad mano močiutė būdavo, jinai turi kalendorių, atsimenu, būdavo kalendorius, ant kurio visada parašyta. Aha, čia tas, teisim rinkti tą augaliuką ir aš tada, kodėl? Nu ir tai pasakoju, čia mėnulio augalas, žinai, čia mes bus stipresnė ta energija, ypač, tarkim, kadangi, žinai, ta moteriška energija, tai mums reikia ir man kažkaip taip liko, kad tai natūralu, žinai. Tai Mhm. norėjusi tą irgi įdėti. Taip, o žiemą, ko mes galim pasirinkti dabar Lietuvoje, kai visi lapai nukritę iš tų žaliuojančių augalų, tokių vis žalių augalų, galima dar kažką tai pasirinkti ir pasidaryti kokią aliejinę ištrauką. E, Ar jau dabar reikia laukti pavasario ir pumpuriukų ir lapelių? Aš aliejinėse ištraukas mokau ir pasakau, kaip mes galime daryti visus metus iš džiovintų augalų. Todėl net mum žiemą mes galim pasidaryti savo. Ir net mokau tokio greito metodo, kai kažkas nutinka, žinai, reikia. Bet žiemą vis tiek mes galime atsigręžti į spigliuočius, į pušies spiglius, kitus irgi. Ir Mhm. ypač tada, kai labai šalta, kai traška medžiai nuo to šalčio irgi gali. O kokios savybės yra pušų, pavyzdžiui, jų spygliukų? Tai yra vitaminas C ir vitamino gausa C ir, pavyzdžiui, nu aš jau net įsivaizduoju aliejinį ištrauką ir kai kažkoks mums kosulys ar kas gal tepti krūtinę. Mm. Tiesiog. Tu per savo tą jautrumą tiesiog gali padėti kitam, kuris dar nėra toks jautrus, suprasti, vat, kur geriau taikyti vieną ar kitą augalą, ar ne? Nes tu pritaikai savo ir iškart jauti, jau pas tave viskas Bet žinok, aš manau, kad ir atsispindi. kiti, mes labai esame unikalūs, individualūs, aš tą patį kartoju ir kartais gal kitam, nu, tiesiog
kitų būdų, nežinai, ateina. Mm. Ir mes kartais net, aš, pavyzdžiui, net ir seniau, kai pagalvoju apie save, aš kažkaip net nesureikšmindavau, žinai, nepagalvodavau. Bet tos aliejinės ištraukas yra išoriniam naudojimui, ne gerimui, ar ne? Išoriniam, nes vidiniam tai yra tikrai tam tikras protokolas, kurio reikia laikytis ir ruošimas jau kitas. Tai tiesiog tam, aš manau, bus ateiti kiti kursai. Mm. Gerai, tai ką dar mes galim pakalbėti apie tai, ko dar tu išmokai iš augalų. Man tai kiekvienas augalas yra kaip ir mokytojas. Ir padėjėjas, aišku, įvairiais gyvenimo etapais, bet kaip ir mokytojas. Vat, ką tu galėtum taip įvardinti kaip ryškiausią pamoką, kur tu tikrai supratai, kad nu, va čia dabar tai man davė augalai pamoką. kad, kad aš. Gal tokia iš paskutinių pamokų, nežinau, ar tai mus skambės, žinai, kaip pamoka, bet apie baltąjį šalaviją kažkaip aš labai, man jis toksai labai įdomus, tas augalas, ir aš atsisinčiau čia prieš porą metų jo sėklų iš Kanados. Ir žinai, tai saugai tuos paketėlius ten. Ir aš Mhm. pasisadinau, žinai, išdygo man ir aš juos taip globojau. Ten tiesiog dabar supratau, mano pamoka buvo tai, kad aš per daug, labai jau norėjau, kad jis tik tai augtų, kad ten viskas puikiai vyktų. Ir aš betupinėdama, aš pamečiau sėklų pakelį. tą vienintelį, kurį turėjai. Turėjau tai vieną, žinai, ir aš kažkaip tuo metu supratau, kad per daug. Ir mano dar pamoka būna ta kita, bet iš kitos jau, kito augalo, kad nereikia per daug prisirišti, per daug tikėtis iš jo, nes jisai kartais gali perimti. Ir man labai tai pasimato, kai laikau augalus namuose, tuos vazonus augančius, žinai, būto kambarinis augalus, kai jie prisiema kažką paskui ir numiršta. Va tą aš pastebėjau, kai aš per daug, žinai, prie jų, ir man tokios pamokos buvo. O ką jie prisiema? Jie perima iš mūsų kažkokią Jo, tai kažkokią dalį? gal sunkų etapą, žinai, ar nu, tiesiog grėsmę kažkokią, ar kažkokią lygą. Aišku, nes aš irgi to nesuvedžiau, galvoju, kodėl kartais vat paima ir kai kurie numiršta. Nu, aš Mhm. kažkaip stebiu, žinai, ženklus, nu, aš mėgstu dar labai rašyti, nu, ir paskui pradedi pastebėti, žinai, bet, man gal toks dar iš stipresnių, kai vienas artimasis buvo padovanojęs augalą sodė mum, Mhm. ir po to vyko tai, kad tas artimasis labai pradėjo sirgti ir tuo pačiu augalas dovanotas. Tai man buvo tai labai įdomu stebėti, žinai, kad man taip atrodė, žinai, kad Mhm. augalas pasiema. O tu nebandai tada kažką padaryti, kad pasveiktų tas augalas? Stengiasi nesikišti. Nesigir. Kas, Ir ką dar, galiu, žinai, ten patrešti, palaistyti, bet man tos jausmas, kad tai tarsi kokie dėsniai vyksta, žinai. mm, o dar man labai įdomu, tu turi šuniukų ir kačiukų ir tu juos irgi, nu, jiems irgi taikai visą tą gydymą, jeigu reikia su augalais. Ir gal tu gali pasidalinti, nu, keliais tokiais praktiniais patarimais. Aš neturiu, nu, neįsivaizduoju, kaip tu tai darai. Pavyzdžiui, ar tu jiem arbatos išveri, ar tu ten juos patepi su kažkuo. Nu, tiesiog, kokios yra galimybės biškai praplėsti tą horizontą. O gyvūnai tai kaip ir žmonės, labai individualūs, irgi su savais Mhm. skoniais ir charakteriais. Ir pavyzdžiui, vienas šuniukas kalytė, tai jinai labai pasiduoda. Jinai, jeigu, pavyzdžiui, sunegaluoja skrandis ir aš ją išverdu ramunėlių, tai jinai iškeria visą puodelį. Arbatą. Jo. Mhm. O kitas patinėlis tai bėga tiesiog. Tai aš sugudrauju ir aš, pavyzdžiui, jam ruošiu tiesiog mūsų valgomų morkų džiovintų lapų. Tai yra toks irgi skrandžio, kai kažkokie viduriavimai arba... Arbatos tada Ne, forma. ne, aš sudžiovinu lapus ir tiesiog juos sutrinu ir į ėdalą, žinai, įbarstau. Mhm. Ir jam toksai ten, kai, va, pavyzdžiui, kažkokie skrandžio negalavimai, ir šiaip jis natūralus yra toks nukirmintojas, kaip pasakyti, antiparazitinis. Tai šuniukam šitą įdedu, arba ten, va, jam buvo
truputis geležies, žinai, kažkoksai mažiau, tai vėl tada kažkokių dilgėlių, žinai, džiovinti truputėlį įdėti. To. O su tais aliejais netepi scenariukų ar kažko? Mm, nu, šiuo metu jie prisileidžia arbatėlėm ir to Mm. norėčiau, bet dar esu kelyje, žinai, šiame kelyje. Mm. Nu, labai čia įdomu, čia iš tikrųjų yra didžiulis pasaulis ir šalia mūsų, ir mumise, ir dar daug neatrastų galimybių, bet aišku, kiekvienas mes ieškom per savo patirtis ir savo kažkaip į vidiniam tokiam intuityviom turbūt žinutėm ateina mums ta informacija. Tai ką, Vilija, labai labai tau ačiū. Pas tave parašyta raktažolė, o gal gali papasakot, kodėl raktažolė? Tavo puslapis Facebook'e taip vadinasi, ar ne? Ir svetainė. Žinai, į vieną sakinį netilps, bet gal labai trumpai, kad mano močiutė, jinai turėjo tokią knygą, tokia juoda su tokiu paveikslėliu, augalą ir man neleisdavo, žinai, per daug su jie ten, dar buvau vaikas, žinai, norėdavau paišyti ir būdavo visą laiką aukštai. Ir kai močiutė išėjo, aš kažkaip pradėjau tą knygą sapnuoti nuolat. Ir aš niekaip neatsiminiau viršelio, žinai, aš galvoju, kokia knyga niekaip. Ir aš susapnau tą knygą, 3 kartus man kartojasi sapnas. Ir susapnavau ir pamačiau ant viršaus raktažolę. Mhm. Ir tada, kai grįžau vat, ir į močiutės namus ir pamačiau, tikrai ten buvo ant viršelio raktažolė. Ir kažkaip Mhm. man, žinai, tas labai taip susisieja ir kažkaip pradėjau tiesiog sapnuoti tą augalą ir kažkaip dar daugiau jį pažinti ir man kažkaip įstrigo. Ir iš vis ta raktažolė man toks augaliukas, Lietuvoje jis vienas iš pirmųjų, kuris pražysta. Ir jis labai anksti pražysta ir labai dažnai bitutės nespėja jo apdulkinti ir jis tada pranužydė nekaltas. Ir jisai toks trapus ir kartu iš savęs turintis gali atverti širdį. Ir kažkaip Mhm. daug man taip surezonavo ir dar buvau abejoju, žinai, gal čia ne. Ir kai susapnau tiesiog sapną, kad jisai man po kojomis tiesiog auga ir aš tada sakau, raktažolė. Mhm. Aš tai prisimenu iš vaikystės, nu, tas pievas, kuriuose mes žaisdavom ir taip pavienius tokius kai kuriuos augalus. Tai vat vienas iš jų ir buvo raktažolė, tikrai, kur taip skindavom, rinkdavom ir Ir šiaip itališkai dar labai gerai skamba dar dėl to. taip. Raktažolė, taip galima Aha, ištarti. primula. Primula, tai man kažkaip norėjosi, kad itališkai, žinai, tai va, Mhm. toksai. Ir šiaip raktas į augalų pasaulį, nu, Tai tiesiog viskas į tokie, vieną, žinai. viskas viename labai Jo, prasminga ir gražu. jo. Tai ką, kviečiu visus susipažinti, prisijungti prie tavo grupės ir eiti keliauti kartu, nes tu tikrai daliniesi savo kasdieninėmis įvairiomis istorijomis, atradimais. Aš visą laiką labai mielai pasižiūriu ir mane įkvepia vat, tyrinėti pačiai, tikrai atrasti savo tą augalų pasaulį ir santyki. Ačiū Ačiū tau, tau, Vilija, labai. Jūrate, už erdvę, už tokį jaukų pokalbį. Ai tiesa, dar jeigu kažkas norėtų tavo smilkalų, yra jų kažkur Lietuvoje įsigyti? Tai Ne. tiesiog kviečiu sekti raktažolę ir tiesiog etapais, nes tiesiog irgi tai, vat, kai augaliuką pajuntu, žinai, sukūriu ir paleidžiu tiesiog, o šiaip, kad visada nėra taip, kad žinai, visada būtų, tiesiog kviečiu sekti informaciją, gali naujienlaiškį, žinai, užsiprenumeruoti, tikrai ten pasidalinu tiek substekę. Tai vat. Gerai, tai seksim tada. Ačiū labai, Ačiū Jūrate. tau labai ir iki kitų kartų, sakau.